Overthinkinimas žudo jaunus žmones. Galbūt pagalvosit, kad tai yra labai obvious, tačiau niekas apie tai nekalba, todėl aš labai sunerimstu ir pradedu apie tai kalbėti šičia. Todėl norėčiau jums padėti, kaip perlipti tą overthinkinimą ir pradėtis imtis veiksmų. Turiu 3 pagrindinius dalykus, tai norėčiau pradėti nuo pirmo, tai 5 sekundžių taisyklė. 5 sekundžių taisyklę galite panaudoti bet kur, bet kokioje situacijoje savo gyvenime. Noriu pradėti nuo paprasčiausio dalyko, tai yra nuo rytinio atsikėlimo. Tai kiekvienas mūsų tiesiog dažniausiai atsikelia su žadintuvu. Yra čia labai blogas dalykas atsikelti su žadintuvu, bent jau mano manimu, nes tada jeigu atsikeliat su žadintuvu ir esat niurzgus ir piktas, tai žinot, kad jums neužteko miego, tai jūs galite kaltinti tik save, kad nenuėjot anksčiau, arba jūsų miego kokybė yra labai bloga, jūs miegate karštam kambarį, pavyzdžiui. Bet 5 sekundžių taisyklė yra tokia, kad atsikeliant ryte, jūs turite suskaičiuoti iki 5 galvoj ir iš karto atsikelti iš lovos. Iš karto niekada negalvoti, daugiau nemastyti per daug ir tiesiog daryti tą veiksmą. Ir tas mažas habitas gali padėti bet kokioj sferai. Tai gali padėti, gerai, suskaičiuoti iki 5 ir pradedat kažką rašyti. Pradedat tą pirmą eilutę kokio plano arba daily tasko. Tiesiog pradėti rašyti ir suskaičiuoti iki 5 ir pradedat tai daryti. Ir jums pamatysit, kaip padės jums gyvenime, nes man tai yra tikrai padėję. Kad ir panaudojau būtent ryte, nebenaudoju, nes aš tiesiog atsikeliu. Nes žadintuvo jau nebenaudoju, kai atsikelti, nes einu anksčiau miegoti, nes susitvarkiau miego režimą. Bet šiaip, sakau, suskaičiuoti iki 5 ir atsikelti iš karto. Negalvoti, per daug negalvoti, neoverthinkinti ir tiesiog imtis veiksmų. Antras dalykas, pasidarykit kasdieninį planą. Pasirašykit, tai gali būti paprasčiausias nautas, kad ten, parašyti 50 žodžių apie save. Journalism, išmokti naują kalbą. Tiesiog pasirašykit dienotvarkę. Nes kai mes gyvename chaose ir taip jau chaosas pasaulyje būna ir mes kai sukuriam chaosą savo gyvenime, tai mes tiesiog nesuprantam, ką darom su savo gyvenimu ir tada liekam nežinomybei. Tačiau kai mes turim savo daily taskus, mes žinom, kur galim tobulėti, mes žinom, ko mes norim iš tos dienos ir tada, kai būna dienos galas, jūs pradedat refleksuotis, pradedat suprasti, kad visai buvo produktyvi diena, tačiau reikia pradėti nuo mažų žingsnių. Kodėl mes visą laiką galvojam, kad dideli žingsniai yra žymiai geriau negu pradėti nuo mažų žingsnių. Pradėti, pavyzdžiui, gerai, aš mokinuosi, dabar vokiečių kalbą, taip? Tai aš mokinuosi 10 minučių dieną. Čia yra minimalus dalykas, 10 minučių dieną, tiesiog išmokti. Ir aš pastebėjau didelį progresą. Gal ir jau praėjo tik tai 2 savaitės, kaip mokinuosi tą vokiečių kalbą, bet aš matau didelį progresą. Aš išmokau daug kalbos, daug žodžių, išmokau linksnių, asmenuoti. Aš išmokau tai darydamas mažus žingsnius. Mums nereikia sukurti tokį didelį burbulą, kuris pasako, kad mums reikia padaryti šiandien uždirbti 10 000 šiandien. Ne, mums reikia prieiti prie to dalyko ir žmonės todėl dažnai pasiduoda. Pradeda overthinkinti, galvoja, kad jie nėra enough, kad jie viską, ką daro, yra, ant šuns uodegos. Tačiau ne, visi esam sukurti kažką padaryti. Ir pradėkim nuo mažų žingsnių. Nepradėkim overthinking ir tiesiog pradėkim daryti. Pradėkim nuo mažų žingsnių, nuo 5 sekundžių taisyklės. Pradėti daily taskus susirašinėti. Ir tiesiog sekti savo gyvenimą. Vienas tų būdų, kaip sekti savo gyvenimą, tai yra journalism, dokumentavimas. Jums tikrai padės šitas gyvenime. Ir jeigu nori daugiau sužinoti, kaip aš galiu padėti žmonėms ir kaip aš noriu padėti žmonėms, aš esu description'e palikęs nemokamą vadovą, nemokamą gidą, kur jūs galite pasiskaityti informacijos, kaip galite pagerinti savo gyvenimą ir kaip tie tipsai gali pagerinti jūsų kasdienybę. Ačiū.